Ar pagalvojate, kodėl kiti žmonės yra tokie kieti? Susimąstėte, kodėl jūs negalite būti tokie kaip jie? Ar atsimenate tas kartus, kai buvote labai susijaudinęs dėl kažko ir atrodėte maždaug taip? Ir aš jam sakau, aš tada jam padariau tokį dalyką, o jis man to, aš tai, eik, tu savo, ką tu čia šneki per nesąmonę. Aš tai, Jo, tai turi liautis. Kai jūs tokiu būdu pasakote savo istoriją, jūs galvojate, kad jūsų pašnekovas galvoja apie jūs taip. Šitas žmogus nuostabus, jo išraiškinga kūno kalba ir stiprus tonas visiškai parodo jo aistrą temai, apie kurią jis dabar kalba. Bet iš tikrųjų, jis galvoja taip. Kas yra šitam manijakui? Ar jis nori mane nužudyti? Aš per jaunas mirti šiandien. Tikrai nenori, kad jis mane nužudytų? Taip yra todėl, kad jūs kalbate ir judate tikrai per daug ir tikrai per greitai. Vien tai, kad jūs turite savo asmeninę teritoriją, jums nereiktų daryti bet ką jūs tik tais užsimanote ir norite. Matote, kai jūs darote nesąmonę savo asmeninę teritoriją, jūsų pašnekovas nelabai mato skirtumą tarp aš dievinu agurkus. Ir Aš dievinu pjaustyti žmonės. tai dabar tu turbūt klausi. Bet ryti, ką man tada daryti, kad aš negąsdinčiau žmonių? Na, aš džiaugiuosi, kad paklausai. Be galo daug spėginti reprezentaciją žmogus, kurio šiuo metu žiūri šį video. Štai ką tau reikia daryti. Vartok daug narkotikų. Tik juokauju. Bet tau reikia nuleisti garą. Netgi labai. Ne vienas normalus žmogus nenori bendrauti su tokiu, kuris labai rėkia ir galiausiai trenkia tau į veidą. Supratai mano mintį. Ar pagalvojai, kodėl žmonės susikišę rankas į savo kišenės yra tokie populiarūs? Tai yra dėl to, kad jie negali šaukti. Ką? Ne, rimtai. Pabandyk pašaukti, kai tavo rankos yra sukištos į kišenės. Ne? Ranka žemyn. Aha. Taip ir galvojau. Tai kitą kartą, kai išeisi į lauką ir kalbėsi su žmonėmis, pasistenk palaikyti savo rankas apačioje ir taip nešūkauti. Tu klykauji kaip maža mergaitė. O dabar eik į lauką ir susiras draugų. Negali susiras draugų.